Nu ką, hebrytė, paskutinė kelionės diena, net nesitikė. Šiek tiek liūdnoka ir kažkaip greitai praėjo. Tai dabar mes turim be 13:08, skaniai papusryčiavom, susiruošėm ir judam. Šiandien oras tai pasaka. Iš tų dienų, kai mums teko važiuoti per visą kelionę, tai šiandien geriausias oras. Tiesiog geriausias. Wow. Bent jau tas džiugina, kad su gera nuotaika grįšim šiandien į Vilnių. Išvažiuoju kaip įmanoma anksčiau. Tiesiog noriu būti Vilniuje apie 2 valandą. Tai pusryčiai buvo nuo 7. Tai va, papusryčiavom, dėl to jau ir kem 8, kol susiruošiau. Šiandien važiuosim būtinai tik pro Kauną. Rodo 5,5 valandos. Čia su mašina, tai su mocu galbūt bus ir dar greičiau. Tais keliais, kuriais pirmą dieną važiavom, gyvenime jau nevažiuosiu. Su mocu tai tikrai, nebent su mašina. Ten tai baisu. Trauma visam gyvenimui. Bet geri prisiminimai. Yra ką prisiminti. Oi, kaip malonu, vakar stikliuką nuploviau, šalmą, tą apsauginę. Tai dabar toks veidas, clear. Nes vakar tai jau buvo viskas. Blemba, čiut nepravažiavau. Iš Varšuvos išvažiavom. Blemba, oras tai šiandien pasaka. Dar 8 nėra, o taip šilta. Wow. Toks oras kaip dabar, tai čia motociklininkų svajonė. Tiesiog geriau ir nesugalvosi. Jau beveik pilną baką išvažiavom, liko visai nedaug. Beveik jau esame prie Lomža miestelio. Tai va, ten ir užsipilsim ir pailsėsim gal 15 minučių. Tikėtina, kad paskutinė degalinė Lenkijoje. Gaunasi taip, net nesitikė, kad jau Lietuva toje bus. O, čia litrais pagaliau rodo. Nes ten šiaurės Lenkija tai kažkodėl decimetrais rodo. Keista. Niekad nematęs tokių dalykų. Ne, 10 mums mažai, mums reikia kokių 12. Blemba, tiek netilps, reiškia daug darbumo. Pilam. Labai su geru kalneliu įpiliau. Dobry, 4. 19:34. Dziękuję, do widzenia. Šį kartą turbūt be pertraukėlės galvoju, dar nepavargęs, nespėjau pavargti. Tai sekantį kartą jau sustosim ir pailsėsim, pažiūrėsim. Dar kokie bent 200 kg ir tada galima pailsėti. Pastebėjau iš Krakovos grįžtant, va, į Zakopanes, kad visą kelią su vėju maždaug važiuoju. Tai jeigu į tą pusę buvo 135, maždaug 130 greičiu, 6,5-6 litrai, tai atgal tokiu pačiu greičiu mes turim litro mažiau, gal net pusantro. Nu maždaug 5 litrai, 5,5, o į tą pusę buvo 6,5. Toks vat skirtumas. Nusukau hebrytę nuo pagrindinio kelio, ką rodė, nes nežinau, ar bus po to parduotuvė jau. Tai čia lauktuvių nusipirksim, išleisim visus zlotus, ant likusiųjų užsipilsim ir tada jau varysim, nes ten jau buvo pagrindinio į Kauną tiesiai. Tai va, dėl viso pikto čia užlėksim. Taip, lauktuvių nusipirkom. 120 zlotų išleidom ir dar mums liko turbūt apie 25 zlotai. Viską užsipilsiu, kas ten liko iš zlotų. Dar 3 litrai. Cink. I jeszcze 6. 6. Aha. Dobrze? Wszystko, do widzenia. Gerai, dabar pailsim dar 10 minučių ir jau turbūt be sustojimo, nebent tik užsipilt, į Vilnių skrisim. Įdomu, kaip čia su orais, tai pažiūrėsim. Lietuvoje žada lietų šiandien, ar ne? O dabar kuprinė pas mane sveria. Turbūt 20, nu gal ne 20 kg, bet nemažai. 15 kokių. Nu va čia ir pačilinsim, labai geras spotas.
like it. Va, 3 buteliai lauktuvių, kas dar nebandė. Saplyca malinuvka, irgi rekomenduoju išbandyti. Labai skanus gėrimas. O dabar kolos ir viskas. Kokia situacija pas mus su orais? 11 valandą, mes Kaunas 13. Nu, neturėtų būti, nebent šiek tiek gal bus, bet taip normaliai lyt tai tikrai neturėtų. Gerai, aš ilsėtis ir judam toliau. Viskas, esu jau suvalkose. Trumpa pertraukėlė. Lauktuvių nusipirkom. Iš Varšuvos išvažinėjau 8 ryto. Buvo 18 laipsnių, saulutė, karšta. Nu, ne karšta, bet labai šilta. Suvalkose 17 ir šalta. Padarėm pertraukėlę. 15-20 minučių ir lekiam toliau. Blemba, taip atrodo, kad ten lyja. Nu, nesmagu. Jau taip nesinori šiandien to lietaus. Nu, jeigu ką sustosim, apsirengsim dar kelnes. Nes striukę užsidėjau, nes šaltoka, žinokit, čia šaltoka. Vis dėlto iš anksto užsidėsiu aš kelnes, nerizikuosiu, noriu būti sausas. Na, jau paskutinę dieną, tai jau galėtų ir nelyti. Negražu. Viskas. Apsirengiam. Dabar galima ramiai važiuot. Laiku, kaip reikia, aš apsirengiau. Mes jau Lietuvoj. Valio. Kiek mes čia jau? 1800 pravažiavom. Neblogai. Dar iki Vilniaus ir 2000 bus dan. Kosmosas. O Dieve tu mano, Tai jau kalvarija. Tik Lietuva kažkaip su blogu oro pasitinka. Labai negražu. Dar 182 kilai ir mes būsim Vilniuj. Marijampolės miesto labai prašom pataisyti kelius, nes baisus yra. Galima stuburą sulaužyti. Baisu. Jeigu pažįstat Marijampolės merą, tai taginkit komentaruose jį. Įdomu, užteks šito bako iki Vilniaus ar ne. Rizikuojam ar nerizikuojam. Tai, manau, davažiuosim. Elektrėnai. Liko tik 50 km. Nice. Na, turbūt dar gerų 13 litrų. Tikrai supilsim. Ir dar 2 litrus kokius 3 pravažiuosim. 13,5. Tai dar bake reiškias buvo 17 minus 13,5. Tai gal jo, užtektų iki Vilniaus. Gerai, emociją patrauksim. Tegul kiti pilasi, jeigu nori. Opapa. Na, jau tikiuosi, degaliniai čia kuprinės nepavoks. Sveiki. Pirma jo. Ačiū, visą. Nu ką, viskas, lekiam. Damušam 50 km dar. Ir bus dan. Bent jau Vilniui oras pusė velnio. Nu kaip Vilniui, Elektrėnuose, o Vilniui pažiūrėsim. Blemba. Mano kuprinė tai pizė. Kiek sveria. Gerai, kad krepšys gale yra, tai kuprinė va čia stovi. Tai aš to svorio išvis nejaučiu. Taip, įjungsim puikią funkciją, kad vėjo negirdėti. Viskas. Galima toliau medituoti. Paskambink man, jei tau liūdna. Paskambink man, jei tau liūdna. Tai mes jau Vilniuj. Tai degalinė jau tikriausiai aš nevažiuosiu. Galim tiesiog pridėti 3 litrus iš viršaus, nes ten daugiau tikrai nesu valgęs iš Elektrėnų iki Vilniaus. Ekraną pamatysit iš viso, kiek
litrų suvartota. Kiek išleista turbūt neturėsiu, nes čekių nerinkau. Nebent iš video pamatysiu, žiūrėsim. Tai viskas, dėkui, kas buvo kartu kelionės metu. Rašykit komentaruose, patiko, nepatiko, ką galvojat, galbūt kažkokios rekomendacijos, kur galima dar nuvažiuoti. Ir dėkui, kad pasižiūrėjot iki galo. Subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki.